O šiandien šitą knygelę tiesiog pristatysim mūsų ketvertas. Aš esu Vilija Tauraitė, šitos knygelės specialioji redaktorė. Tiesiog vertimą teko perskaityti, kurį nuostabiai puikiai atliko Birutė Gadgaudaitė, Lietuvos vertėjų sąjungos garbės narė, redaktorė Diana Bučiūtė, taip pat vertėjų sąjungos narė, tai labai kvalifikuoti asmenys dirbo prie to ir manau, kad jeigu skaitysit šitą knygelę, tikrai galėsit džiaugtis lietuvių kalba, jos gilumu ir tiesiog kaip su meile yra ir tekstas išverstas. Dizainerė yra Alicija Širvinskienė, taip pat manau, kad jeigu pavartysite, įvertinsit, kaip gražiai ir kaip su meile yra padaryta. Pavyzdžiui, šitame pirmame puslapyje matom raštelį tokį, tai yra Zelijos tų prabangių nėrinių raštas, kurį iš tikrųjų gamino ir darė. Taigi, tada sveikinam taip pat kunigą Gediminą Jankūną iš Krekenavo, Švenčiausios mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos rektorių ir kleboną taip pat parapijos. Turbūt vėliau paaiškės, kodėl būtent šis asmuo pas mus yra. Ir Ilona ir Aurentas Grobinskai iš Dievo motinos komandų judėjimo šeimų, taip pat panevėžiškiai, turintys 5 vaikus, šeima 22 metus susituokę ir kuriem taip pat kažkiek atliepia šita šventa šeima ir kažkokiu pavyzdį galbūt iš jų pasisėmė. Norėčiau truputėlį paskaityti pradžioj, kad įsivaizduotumėt, kad tikrai šitie šventieji yra paprasti, visiems mums pasiekiami ir kokia buvo jų kasdienybė ir kaip tai atrodė. Atsiversiu, kad visiškai atrodo, jeigu jau šventas, tai tik sėdi turbūt bažnyčioje ir ramiai nejuda ir net gal jau ir nekvėpuoja, o iš tikrųjų labai daug gyvybės tuose namuose. Taigi tai yra laiškas brolieniai Zelijos, kuriame ji dėkoja už naujametinės dovanas. Labai vėluoju padėkoti už jūsų atsiųstas naujametinės dovanas, kurios buvo sutiktos tokiais džiaugsmo šūksniais, kad abiem rankom susėmiau galvą ir man neskaudėjo iki vakaro. Dar manęs laukia darbininkės, nes Zelija turėjo įmonę, kur samdė 20 darbininkių, tai tikriausiai verslininkė. Neįsivaizduojat, koks tai bruzdesys. Netriukšmauja tik Marija, ji viena protinga. Sužavėta puošnia dėžutėje pasidėjo, kad visi matytų savo kambaryje su visais turimais papuošalais. Paulina pakėlė pragarišką triukšmą su rašymo reikmenų dėžute ir šokinėjo iš džiaugsmo, kad net grindys lūžo. Ir taip toliau. Taip. Matom, kad tikrai daug emocijų, daug gyvybės ir daug gyvenimo šitų šventųjų kasdienybėje. Arba, pavyzdžiui, visiškai neslepia savo silpnumo, žinau, net ir maldos atveju, kai tai nelabai pavyksta ir visiškai atvirai tai yra parašyta, o kad tai yra bažnyčios paskelbti šventaisiais asmenys, manau, kad tai yra didelis padrąsinimas, nes kažkaip įtarčiau, kad mums ne vienam irgi yra taip atsitikę, kaip dabar paskaitysiu panašių situacijų. Mano laiškas Paulina nelabai įdomus, ar ne? Pasitaiko dienų, kai visai nekyla minčių. Aš niekada jų neturiu per daug. Bet šiandien blogiau nei paprastai. Visą dieną tai buvo. Šįryt miegojau rengdamasi, beveik miegojau eidama, miegojau per pirmasias mišias klūpėdama, stovėdama, sėdėdama, melsdamasi. Žodžiu, visą dieną buvau mieguista. Tai kartais ir mes gal maldoj truputėlį užsnaudžiam. O gal pirmiausiai norėsiu klausti kunigo Gedimino apie šituos šventuosius, kurie truputėlį gyvena ir Lietuvoje, jeigu taip galima sakyti. Jūsų bazilikoje yra saugomų šių šventųjų relikvijos. Kodėl būtent šitos šventuosius pasikvietėt pas save ir kuo jie jus sudomino? Ačiū, sveikinu visus susirinkusius ir malonu turėti progą iš Krekenavos atvykti į sostinę, į Vilnių, kaip sako, mes mūsų kaime pasižmonėti. O Liudvikas ir Zelija į Krekenavos baziliką atkeliavo todėl, kad jau tikriausiai daugumai žinoma, netaip seniai baigėsi didysis bazilikos renovavimo projektas ir jo metu pasikeitė ne tik tai vidaus ten atnaujinti visokie ir
išorės dalykai padaryti. Ir paveikslas stebuklingasis malonių versmės restauruotas, bet ir buvo pakeista presbiterijos erdvė. Tai yra ta erdvė, kurioje presbiteros, tai yra kunigai ir pašvestieji asmenys atlieka įvairias liturgijas ir apeigas ir keitėsi altorius. O jeigu keičiasi altorius, tai altorija labai jau nuo ankstyvų krikščionybės amžių į altorių yra dedamos šventųjų relikvijos. Tai buvo galimybė, aišku, ir ten, kai kunigas bučiuoja, tai jis bučiuoja altorių pagerbdamas Kristų, bet kartu ir pagerbdamas šventųjų relikvijas, kurios visose altoriuose, stacionariuose, nejudinamuose privalo būti. Jeigu tai kažkoks stovykloje metu staliukas, kuris apdengiamas staltiese ar kelmelėse kažkur tai ir aukojamos mišios, tai tų relikvijų nebus ir neturi būti, ir gali nebūti. O tose, kurie yra bažnyčiose altoriai, jie turi būti konsekruoti ir konsekracijos metu į juos įdedamos šventųjų relikvijos. Tai altorių keičiant, reiškiasi, tas, kas buvo atsukti, taip vadinami altoriai, tai altoriaus stalas realiai, nes tas altorius, kuris buvo nusuktas, jis ir liko ir jame relikvijos, tik tiek, kad prie jo nebebuvo aukojamos mišios. Atsisukė į žmonės, pasistatė tumbačką, vieną geriau, kitą prasčiau išdrožtą. Ir vienu žodžiu, ten daug metų vyko tos mišios. Tai pakeitus altorių buvo pasirinkimas perkelti relikvijas į senojo nusukto altoriaus, tai ten kažkokių šventųjų kankinių Prancūzijos, ne Prancūzijos, kur niekas nežino ir net iššifruoti vardų sunku buvo, bet ten iššifravo. Bet nieko daug mums jie nesakė, nes apart to, kad jie kažkur paminėti kaip šventieji, daugiau jokių įkvepiančių jų gyvenimo istorijų ir pavyzdžių nebuvo, tik tai tas dangiškas užtarimas. Tai mes sakom, kad reikia kažkokių naujų mums relikvijų paieškoti. Ir aišku, pirmų numerių, tai kas jau čia, aišku, tai tik vyskupai ir kunigai, daugiau kunigai, mažiau vyskupai, aišku. Gali tapti tai šventaisiais ir jau čia Jonas Paulius II ir iš Krokuvos iš tiesų atkeliavo Jono Pauliaus kraujo relikvijos, nes Dživišas jo sekretorius, žinote, popiežius yra ir valstybės, reiškiasi vadovas buvo, tai kur jis keliaudavo, 2 litrai ir kiek ten kraujo buvo visada vežama, nes jeigu kas nutiktų, reiktų operaciją daryti ar ką, tai iš karto būtų galima panaudoti dalį jo kraujo. Čia tas pats su visais valstybių vadovais. O paskui, kai jau to kraujo nepanaudojo, tai sekretorius, žinodamas, kad vis tiek čia šventasis bus, čia visa kita, tai jisai nufirfirino, reiškiasi tą kraują, ir ne tik tą kraują, ir kitų Jono Pauliaus priklausančių dalykų, bet su tuo, kad tai ir bus panaudota būtent šitam šventųjų kultui. Ir gavome tą religiją. Tai sakau, tai negi tik tai popiežiai ir vyskupai gali būti šventieji. Ir tada ieškom tų pasauliečių, bet norim, kad tie pasauliečiai būtų tie, kurie kažkur irgi negyveno, kur ten niekas nebeatsimena, ten 12 amžiuje ar kažkur, bet būtų kuo arčiau mūsų laikų. Ir aišku, čia į pagalbą mums atėjo ir dar šeima, kad žmonės aplankę baziliką galėtų rasti kažkokių savo panašių jų gyvenimus įkvepiančių ir padrasinančių šventų istorijų. Ir 2016 metais Liudviko ir Zelijos Martinų pora paskelbta pirmi šventieji kaip pora. Tai tada aš klausiu vyskupo, ar galėtumėm gauti jų relikvijas, jis susisiekė su Lizijų vyskupu ir ten visą kitą. Ir tas relikvijas gavome ir taip jos atvyko į mūsų baziliką ir dabar mes turime Liudviko ir Zelijos Martinų ir jų dukters Šventosios Teresėlės relikvijas Kirkinavo. Labai smagu, kaip suprantu, irgi buvo noras priartinti tą šventumą prie kasdienių paprastų dalykų, kad tikrai galim tai išgyventi kasdienybę ir noriu Ilonos ir Aurento klausti, kaip susipažinote su jais, šitai šventaisiais, kas jūs patraukė, ar tikrai manot, kad jie buvo tokie paprasti, kad mus įkvėptų? Va, gal toks klausimas. Gal pirmą apie pažintį, po to gal kalbėsime ir apie tai, kaip tai mus paskatino prisijungti prie šito pristatymo ir ką mums reiškia
Martinai ir kaip mes juos dabar priimam. Pirma pažintis buvo 2021 metais. Tada ir buvo išstatytos relikvijos 3 metais ir mes Ilona Dievo motinos komandų veikloje dalyvaujam jau nuo 2016, bet tuo metu buvo tarpsnis, kaip Panevėžyje nebuvo pakankamo porų, kad mes galėtume aktyviai tęsti veiklą tą, kurią buvom anksčiau. Ir tiesiog buvom taip tokiam, pasyvioj, sakykime, stadijoje, apie tai galėsim pakalbėti ir vėliau, ką tai reiškia mums. Bet tuo metu taip netikėtai, žinotas netikėtai, tai antras apvaizdos pavadinimas tikriausiai yra. Netikėtai gavom pasiūlymą atvykti į Krekenavos baziliką, kuri netoli Panevėžio, kur mes gyvenam, ir pagerbti Martinų relikvijas, kalbant litaniją. Jiems sukurta gan ilgokai yra, tai jau vien jos kalbėjimas užtrunka pakankamai kaip liturginis veiksmas. Tai va, ir judėjimo žmonės atvažiavo ir mes atvykom ir po viso šito susitikimo iš vienos mūsų, sakysim, bendrakeleivės gavom tokį pasiūlymą melstis internetu, maldos už šeimą akcijos maldas. Ir nuo to susitikimo tai tęsiasi iki šiol. Tai toks jausmas, kad kažkas lydi tą mūsų pasiryžimą, nes atrast laiko kasdienybei maldoms yra, taip sakysim, problematiška, tai reikia labai aktyviai daryti ir valingai. Ir dar čia suradom pusę valandos vakare, kad galėtume melstis ir tai vyksta jau 3 metai. Tai man kažkas nesuvokiama, žiūrint retrospektyviai atgal, kaip tai gali vykti, nes sudėtinga būna tą laiką rasti. Tai va, tai aš jaučiu, kad tai yra kažkokio tos pirmos pažinties su Martinais pėdsakai. Ir kas pratęsiu apie tai, kad paprastumas gali būti šventas, tai vienareikšmiškai, kadangi būtent buvimas Dievo motinos komandoje, tai ir parodo, kad ten būnant, laikantis tam tikros regulos, maldos ar ne, tai va, ir įmanoma, malda lydi visada, reikia labai nedaug, tiesiog tiek, ar ne, tikėjimo ir maldos. Tai va, o kad būti poroje yra šventumo kelias kiekvieno, kuris esa santuokoje, tai yra vienareikšmiškai. Visai neseniai dalyvavau tokiose rekolekcijose, kur labai gražiai buvo pasakyta, kad kunigo sakramentas yra jo kunigystė, o mano kaip moters sakramentas yra pasirinktas sutuoktinis. Tai būtent būnant santuokoje, būnant puoselėjant santykius, mano kelias į šventumą ir kiekvienos žmonos yra santykis su antra puse. Per jį, per išsaugojimą santuokos mes einam į šventumą. Kad skaitėt ir knygelę, iš tikrųjų, ir Laurentas jau minėjo, kad radot panašumų su tuo, kuo jūs patys stengiatės gyventi šeimos gyvenime. Gal kažką paminėtumėt, ką radote jų gyvenime, kas buvo tokie dalykai, kur sutampa su jūsų kažkokiais vertybėm, principais galbūt, ar kažkokį pavyzdį įkvepiantį radot. Ir įdomiausia, kuris man buvo to skaitimo knygelės, nes apskritai pirmą paėmus knygutę atrodė, kad tai yra ganėtinai toks moteriškas leidinys, labai gražus, labai estetiškas, laiškai, atrodė, kad tai bus sentimentalūs tokie laiškeliai, meilės laiškai ir ką aš čia galėčiau surasti, bet be to turinio, kuris iš tikrųjų kai kuriuose vietose net ir intriguoja, aš pamačiau tą, ką mes darom šiandien. Tai labai įdomi yra ta sąsaja to, ką jie Martinai darė prieš 150 metų ir tai, ką mes darom dabar. Ar tai yra tas pats, ar tai yra ne tas pats? Ar šventumo kelias skiriasi, ar jis nesiskiria? Jeigu skiriasi, tai kaip? Jeigu nesiskiria, tai ką daryti? Ir apskritai apie šventumą, tai gal kunigas daugiau pasakytų, kaip tai atrodytų, sakysim, iš katalikų bažnyčios pozicijos, bet iš paprasto žmogaus pozicijos šventumą mes galėtume pavadinti kaip laimės paieškas. Ta prasme, laimingi santuokoje, pašventinta santuoka, mes galvotumėm, kad tai yra santuoka, kurioje žmonės yra laimingi. Ir dalis žmonių be abejo tą šventumo kelią keliauja net nesuvokdami, net neišpažindami Dievo ir nebeklausdami, ką Dieve tu mums nori pasakyti, bet jie tiesiog rūpinasi vienas kitu. Jie padeda, jie užjaučia. Tai irgi yra Dievo darbai ir žmonės keliauja tuo keliu, bet toks lik ir iš reikalo.
toks lik ir ne viską patiria, ką Dievas galėtų pasiūlyti. Jeigu mes suvokiam, kad Viešpats mums davė santuoką kaip pašaukimą, tai mes galim tą dalyką toliau puoselėti. Tai yra labai svarbu, kad mes pasiektumėm ne tik tai su Dievo palaima, bet ir su savo pastangomis kažkiek prisidėtumėm prie tos mūsų laimingos santuokos, prie pašventintos santuokos atradimo, kad atrastumėm tai, kad Dievas mums yra paruošęs, bent minimaliai pajustumėm. Ir kaip tai darė Martinai ir kaip tai daro mes Dievo motinos komandoje, tai yra labai įdomi tokia sąsaja, nes jų laiškos yra atsispindytas toks kasdienis dvasingumas. Jie nieko nedarė kažko kitko, ką daro žmonės dabar. Jie gyvena tiesiog taip. Paprastą kasdienį gyvenimą. Ir tas, galim būtų sakyti, kasdienis dvasingumas labai aiškiai atsispindi. Tai jų dienos pradžia šventomis mišiomis. Kiekvieną dieną šventos mišios. Dievo motinos komanda siūlo kiekvieną dieną pradėti arba bent jau susitikti su šventuoju raštu. Tai yra Dievo žodžio klausimas arba skaitimas. Tai yra svarbu. Malda šeimoje yra tiek šeimos malda, kuri mums dabar apskritai yra kaip vanduo reikalingas valstybėje, nes tik tai išgelbės Lietuvos šeimą. Tai yra malda kartu, kas meldžiasi kartu, tas lieka kartu. Ir Martinai tai darė kiekvieną vakarą, jie meldėsi kaip šeima kartu prie Marijos statulėlės. Tai buvo bendros šeimos maldos tokia vieta, tai buvo dar atskirai novenų kalbėjimas už giminaičius, už visokius rūpesčius. Dievo motinos komandos irgi kaip siekį mums siūlo šeimos maldą kasdien. Asmeninė malda, juose, tai Zelijos laiškose, tai spindi tiesiog kiekvienam laiške, tas kreipimasis į Dievą, tas ieškojimas paguodos Dieve. Apie Liudviką šiek tiek mažiau gal parašyta, bet irgi atsispindi vienam laiškelį, dukra viena nustebusi, kad tėtis nesimeldžia. Aš nematau jo besimeldžiančio, tai jai sukėlė nerimą, nes tai buvo jau įprasta melstis. Liudvikas eidavo į nusipirktą tokį vadinamą paviljoną, tokį miestelio pakrašty, šeima įsigijo tokį bokštą, jisai realiai kitokios paskirties ir neturėjo, tam kokį gal 2-3 aukštų bokštelis. Ir jisai ten užsidarydavo, jis ten buvo išsirašęs visokiam sentencijom, tokie, žinot, vienuolyno provaizdį pasidaręs, kad tai būtų tokia meditacijos, maldos vieta, asmeninės maldos vieta. Tai judėjimas irgi siūlo kiekvieną dieną asmeninę maldą irgi surasti laiko, kiek įmanoma. Įsipareigojimai Martinams nebuvo svetimi, tiek pasninkas, tiek susilaikymai. Liudvikas naktinė adoracija periodiškai dalyvaudavo. Tai va, tos įsipareigojimus Dievo motinos komandos irgi iškelia kaip vieną iš siekį. Piligrimystė Liudvikui buvo galbūt labiau tokia priimtina kaip vyrui, Zelija to vengdavo, pati rašė, man tai buvo sunku išeiti, bet jinai vis tiek ryždavosi ir jo, sakysim, paskutiniai metai ir tas pasiryžimas į Lurdo piligrimystę, toks ryžtas nukreiptas į tą pusę. Tai vat, vieną dukrą išleido į rekolekcijas, tai paprašyta, kad tai gal ir kainuos, bet ką tai reiškia prieš dvasingumo ugdymą, tai pinigai nieko nebereiškia, tai ir judėjimas irgi siūlo vieną kartą per metus sudalyvauti rekolekcijose. Tai mes turim 6 siekius, dabar galvoju 5 jų peržvelgiu. Tai yra šventų raštų skaitimas, šeimos malda, asmeninė malda, rekolekcijos ir asmeniniai įsipareigojimai. Ir tai 6 siekius. 6 toks pats unikaliausias ir įdomiausias. Tai yra pasimatymas. Tai judėjimas siūlo kaip siekį išsikelt kiekvieną mėnesį abiems sutuoktiniams turėti pasimatymą. Tai yra kelių valandų pasimatymas dviese Dievo akivaizdoje. Tai yra labai svarbu, kodėl. Aš galvoju, tiesiogiai tai nebuvo laiškose parašyta, bet aš vienoje vietoje išskaičiau tą ilgesį Zelijos, kai jinai laiške rašė, kad man labai gera būti tik su tavim, Liudvikai. Ir Liudviko, kiek laiškose yra tos išvykos, jos yra tokios irgi persimeltos ilgesiu. Tas išvykimas ir atsiskyrimas jis yra, sakykime, skausmingas dvasiškai. Maža to, jų pasiryžimas auginti vaikus nebuvo toks spontaniškai santuokos pačios pradžios, bet paskui jie vis tiek atsivėrė Dievui ir atsivėrė gyvybei. Zelijos rūpesčiai verslo persidavė ir Liudvikui. Vaikų tiek mirtys, tiek ligos, galiausiai gausa,
užėmė didžiulį laiko dalį. Tai iš esmės vienas kitam to laiko beveik nebelieka. Ir Zelė irgi vienam laiške rašė, kad vaikai mums tapo visų pagrindinių tikslų mūsų šeimos ir santuokos. Tai taip yra, tai taip Dievas mus ugdo ir moko, tai čia viskas tame suprantama, bet visame tame labai svarbu atrasti tą laiką, kuris yra skirtas vienas kitam. Vienas kitam tai yra nuo ko šeima prasidėjo, nuo santuokos. Nuo santuokos ir mes tą Dievo motinos komandų žinia nešam, kad sutuoktiniai ir tas pasimatymas, kiekvienas iš siekių, jis jau tampa siekiu, įsivaizduoti, nebe tai ir nebe paprasta, kad mes galim bet kada susitikti, mums tam jau reikia skirti laiko ir taip yra. Ir santuokos puoselėjimo tai yra labai svarbu. Ir toks mūsų matymas yra per tai, ką mes iš Martinų skaitom, kas jiems gavosi natūraliai. Tokioj tradicinėje aplinkoje ir tėvų ugdyme, jiems tai buvo natūralu, tas toks dvasingumas, kurį jie aprašo. Mums yra sudėtingiau, mes gyvenam žymiai sekuliaresnėje aplinkoje. Mes šeimose nebeturim šeimos maldos, mes išeinam truputį tokie kitokie, žiūrint, mums atrodo tai kažkokie senamadiški dalykai, bet Viešpats kviečia, jeigu neišeina natūraliai to priimti kaip tradicijų, tai įsipareigo, tai reikia siekti, mes turim kartais užsispirti ir to siekti savo protu, mūsų Dievas protų neatėmė. Tai vat ir tas kartais mūsų dabar šių laikų tokį, žinot, viskas išanalizuota, suklasifikuota, tai kartais padeda. Mūsų supratimui tas dvasingumas kartais reikalinga tokia regula. Jiems nereikėjo, mums gal reikia, bet mes turim priemonės, mes, pavyzdžiui, Dievo motinos komandai turim tos siekius, gal kažkas turi kitokius įsipareigojimus ir turim tikslą. Tai yra santuokos šventumą. Ir Dievas kviečia mus į tokį. Labai ačiū, Aurentai, už tokį išsamų pamaldumą visą apibūdinimą. Aš gal truputėlį pridėčiau apie kitą šitų dviejų asmenybių pusę, kuri mane be galo sužavėjo, tai yra jų tiesiog gyvybingumas ir hobių gausa. Pavyzdžiui, Liudviko didžiausias pats hobis buvo tai, kad jis buvo žvejys. Man nuostabu, kad šventieji yra ir tie, kurie va taip gyveno. Tiesiog turėjo pomėgių, turėjo kažko, ką labai mėgo veikti. Tai jam labiausiai patiko žvejyba. Bet netgi ir tuo laiku, kai jie bandė jaunystėje stoti į vienuolyną, buvo nepriimti. Ir tada netrumpą laiko tarpą, tiek vienas, tiek kitas gyveno viengungiškai, bet labai jau pilnatviškai. Ir geri darbai, ir pats darbas kaip profesija, ir ta visa socialinė veikla, Liudvikas kaip minėjau žvejyba, bet žaisdavo biliardą, medžioklę šiek tiek. Tada piligrimystės kelionės, tikrai kaip tuo laikmečio žmogus buvo pakankamai nemažai apkeliavęs, mokėjo vokiečių kalbą. Tai Vokietiją nuvykęs, po to jau iki Konstantinopolio, prisiminkim, kad nebuvo nei lėktuvų, nei mašinų, nei kažko panašaus, traukiniai tik tai, Italija taip pat. Tai kaip eilinės 5 vaikų šeimos tėvas, tikrai manyčiau, kad nemažai buvo apkeliavęs ir besilaikantis įsipareigojimų tai šeimai taip pat. Sodininkystė ir tai, ką mėgo. Zelija buvo labiau tokia ramesnė ir labai atvirai sako, nemėgstu kelionių, man labiausiai patinka namie, su šeima, pokalbiai, kažkokie jaukus. Tėtis taip pat labai myli šeimą ir kai išvykęs į kelionę yra, džiaugiasi, pagaliau galėsim būti visi kartu ir džiaugtis tuo jaukiu šeimos židiniu ir tai yra tai, ką galim geriausiai išgyventi gyvenime. Sekmadienį taip pat labai gerbdavo ir ką ten veikdavo, per tą sekmadienį, kai nei lašo nedirbdavo, stengdavosi nieko nepirkti, net nekeliauti, kad tiesiog taip pagerbti tą viešpaties dieną. Tai ten ir būdavo pamaldos, šventos mišios ir laikas su šeima, pasivaikščiojimai, žaidimai. Liudvikas labai mėgo dainuoti, gražų balsą turėjo, plaukiojo labai gerai, irgi bent kelis skęstančius išgelbėjęs yra. Buvo toks drąsuolis gelbėtojas, kuris puldavo į gaisrą ir taip pat yra išgelbėję žmonių arba kokius girtuoklius gatvėje parvesdavo namo, netgi skirdavo besimušančius su peiliais ir panašiai. Tai matom, kad didelės drąsos žmogus ir nevengiantis įsitraukti į tokią, net tokią visuomenę, kuri yra tokia, kokia yra ir su visom jos blogybėm taip pat.
Gal kunigo Gedimino norėsiu klausti apie tai, gal kažkaip trumpai, va toks, kas yra šventumas ir šeimos šventumas, kaip jūs įsivaizduotumėt ir papasakotumėt mums. Čia ir susijęs su knyga, kodėl esame ne bažnytinėje aplinkoje, kur bažnytininkai bažnytininkams sako, kad šita maldaknygė arba šita knyga yra gerai. Tai čia didelio įtikinėjimo nereikia. Tikintis, praktikuojantis žmonės prie tos literatūros, prie tokios informacijos labai lengvai prisiliečia ir jinai jiems prieinama. Bet kada mes išeiname viešą erdvę su šitokia knygelė, tai tada kyla klausimas, žinai, kam jinai skirta, kas ją turėtų paskaityti. Ir ją turėtų paskaityti tie šiandienos žmonės, kurie ypatingai gyvena poroje, turi vaikų, bet jiems kažkas nebesiseka. Nebūtinai nuo pat pradžių nebesiseka, bet tiesiog išgyveno ar vaiko netektį, ar nesusilaukė, ar vyras prarado darbą, ar susidūrėm su vienišumu ir draugų kažkokiu tai atmetimu, ar nebesusitvarkom su buitim, ar buvo pranešta, kad galimai yra, ar tikrai yra vėžio kažkokia tai situacija. Zelija 46 mirė vėžio. 9 vaikai 4 palaidojo. Tai negimdydama palaidojo mirė jie. Tiesiog su pagyvenimu, su tuo laiku, kuris yra skirtas suprasti, kad tu turi gyvybę, bet jinai neilgai čia bus. Tai kai susiduri su tais, nesumeluotais gyvenimo tikrumais ir ribomis, tada klausi, kas man gali padėti. Galima įkišti galvą į smėlį ir sakyti, viskas bus gerai. Arba galima sakyti, kur aš galiu gauti kažkokią tai paguodą, viltį, pastiprinimą, padrąsinimą, tai kokia iš viso čia prasmė. Ir tada tu atsiveri, kitur sakys, tai tu saviįtaiga, tu žinai, kuo nors pradėks, žinai, kitaip save mąstyti, užsiminėti. O yra ir kita galimybė, tai ar yra, kur aš galiu gauti išorėje. Mes kaip šeima, kaip pora galim gauti išorėje pagalbą. Ir jeigu atsimenam, kad yra santuoka ar sakramentas, tai tas trečias yra, tai tas Dievas, ką nors čia gali padaryti, nes mes jau iki šiol darėm, jau žiūrim, kad nelabai ir tas beišeina, ir anas beišeina, ir čia toks skausmas, ir anoks kito. Ką mes nusikaltome, kad jis mūsų nelaimina arba ne ką nors kitą. Tai klausti to Dievo. Ir kai klausi to Dievo, tai tada jis ir bažnyčia pasiūlo, yra žmonių, kurie kažką panašaus kaip tu išgyveno. Mes jų istorijas išstudijavom, išanalizavom, mes ne šiaip tiesiog pateikėm juos pateikėm kaip pavyzdžius ir kaip pagalbą. Pagalba tokiuose atradimuose savo tikrovės. Ir skaityti Liudviko ir Zelijos laiškus ir tą trumpą biografiją, kuri yra pristatyta, tai čia, kai viskas gerai, nereikia. Skaitykit tada kokius nors ten, žinai, gražius tekstus, kur vežioja žieviai, ar kokie kitokias literatūras, žinai, kokius romanus, bet ten, kada jau susidurėt su savo arba santykio, arba kaip sutuoktinių, kaip poros, kaip tėvų, kaip motinų, kažkokia tai riba bejėgystė, tai čia yra puikia knyga pasižiūrėti, o ką darė kiti. Ir tie kiti ne šventieji gimė, jie tiesiog reiškėsi turėjo. Ir paskui suprasite, kur jų buvo jėga tose įvairiose situacijose. Ir kad jie, kaip sakyti, nesakė laiškuose Zelija, čia viskas bus gerai. Jis sakė, yra blogai, yra sunku, aš nesuprantu, man skauda, aš negaliu kalbėti, bet gerasis Dievas gal žino geriau, gal Marija gal išgydys. Neišgydys, tai gal kažką geriau jinai žino už kitus. Tai tas tikras tikėjimo santykis ir tas bendravimas ir šnekėjimas su dieviškai tikrovė
ir kartu iš ten pasisėmimas to, ką ne mes savo įtaigą galim duoti, bet ką ta tikra tikrovė ir gali įnešti į mūsų gyvenimą. Tai įnešė. Ir čia aš tikriausiai tiek daug šneku, greit nebegausiu. Violetinė knyga yra. Kai pristatinėjau ją pirmą kartą Panevėžy, tai buvo Advento laikas, labai tiko violetos spalva. O šiandien bažnyčioje yra Ramadanas, yra gavėnios laikas, kur yra apmąstymas tokių savo ir kitų ribotumų, ir visokių nuoskaudų, ir visokių nusivylimų, ir savimi, ir kitais, ir taip toliau. Tai ir tas į kančią toks galbūt pažvelgimas į auką, nes kunigystė tai tikrai tam tikrų laikų atrodo ir patiriama kaip kančia, santuoka tai vien tik malonumai, žinoma, džiaugsmai ir visa kita. Tai ta knygelė, jinai irgi įneštų į šitą gavėnios laiką ir padėtų kažkaip priartėti prie kančios, kuri yra ir mano neišvengiamai kančia, bet kančia su viltimi ir su perspektyva. Ačiū, dėkoju ir grėšiuosi į Iloną ir Aurentą. Norėčiau paklausti apie vaikus. Ar jums kažkokių buvo įkvėpimų? Man galiu keletą momentų paminėti. Aišku, buvo įspūdingas jų atvejis su vidurinėja dukra, kuri buvo praktiškai specialiųjų poreikių vaikas. Ir kur Zelė jau praradusi viltį, sako, nežinau, ką man su vaiku bedaryti. Bet iš tikrųjų buvo ir stebuklingas persikeitimas, vėlgi po Zelijos sesers, kurią laikė visi irgi šventąją mirties. Matyti, jau tas sesuo kažkaip užtarė ir iš tikrųjų vyko to vaiko persikeitimas. Tikrai įspūdinga istorija, parodinti tuo pačiu, kad štai žmogus šventas, bet jis nei visko žino, nei jis viską geba, nei jis viską gali, nei jam viskas sekasi, nei viskas rožiam klota. Bet yra ta atspirtis, kurią gali iš jo pasisemti, gauti. Ir man dar labai gražus momentas su vaikais buvo toks, kad labai matosi jų gražus rūpestis suteikti visą, ką geriausia. Išsilavinimas geriausias, kas ten tik įmanoma. Ta vidurinėje dukra dėja 2 kartus išmeta iš mokyklos, jeigu taip čia praskleis truputėlį uždangą. Tai ir to šventųjų gyvenime yra. Tikrai visa, kas įmanoma geriausia ir ta meilė vaikam, labai rūpestinga, labai švelni, daug laiko leidžiama su vaikais, žaidžiama su vaikais, tėvai žaidžia su vaikais. Dar šiandien su mūsų visų švelniuoju auklėjimu reikia paieškoti tokių, kurie atsiklauptų ir žaistų. O Liudvikas ir Zelija matom tokį gražų pavyzdį. Kas jums įstrigo? Gal kažkokie kiti kampai, dalykai? Gal mes galėsim abu ir tokį vyrišką, tėvišką požiūrį ir Ilona gal tokį daugiau mamos požiūrį. Ir tai kaip mes pamatėm Martinų šeimoje vaikų augimą, tai visų pirma, man toks šviečia jų pasakymas Zelijos, kad vaikus užauginti pamaldžius ir darbščius. Bet iš to kyla tas toks pirmas pamatymas, kad svarbiausia yra dvasinis ugdymas. Mes dėl vaikų labai stengiamės, dėl jų būrelių, dėl jų edukacijų, dėl įvairiausių tokių mokslų ir visa kita, bet tai yra po to. Viskas čia yra gerai, bet tik po to. Mes galim stengtis, bet po to. Pirma, dvasingumo ugdymas. Koks jisai būtų? Tuometinis buvo, sakysim, tam praktikos jų vienokios, mes galim šio laikmečio praktikas atrasti katalikų bažnyčiai. Bet svarbiausia yra dvasingumo ugdymas, žmogaus dvasingumo ugdymas, nes jis auga ne mums. Jis auga pagal viešpaties planą. O kiti dalykai, tai iš to gal ir išplaukia tas, kad dabar mūsųse kartais toks skamba naratyvas, kad vaikams reikia pribręsti. Turim pribręsti vaikams, tada mes jiems duosim viską, ką jiems geriausia. Na ir tada suma sumarum susilaukim vieno vaiko, 40-mečiai, ir duodam viską, kas geriausia. Bet tai čia yra kažkur klaida. Bet ir Martinų gyvenime taip nebuvo. Ir tai vis tik vaikų auginimas yra atsakomybė be kompetencijos. Kaip tai bebūtų nepopuliaru, bet vis tik taip yra. Nes kompetencija kyla ne iš mūsų gebėjimų, o iš viešpaties mums duotos prigimties. Ir tėvai yra iš prigimties autoritetas. Tai tas toks nebijojimas auginti vaikus ir galiausiai jie buvo pasiturinti šeima ir tai buvo
savo galimybių išnaudojimas. Nes šventumo kelias nesau visą tai, bet vaikams duoti viską, ką Dievas davė kaip palaiminimus, sakysim, materialiai. Tas toks, nebijot susilaukti vaikų, nežinant, kaip juos auginsim ir kaip juos auklėsim. Nu tai gausis, taip kaip gausis, viskas bus gerai, savo pavyzdžių galim parodyti. Ir kitas dalykas, tas, kaip sakėt, irgi vaikų skirtingumas ir tas toks meilė be pasirinkimo. Mums Dievas neduoda pasirinkti, kokio vaiko mes norėsim. Ir neduoda pasirinkti netgi, kiek laiko mes jį turėsim. Tai čia dar didesnį iššūkį kylantis. Tai mes šeimoje gal tokių iššūkių nepatyrėm, bet, sakysim, čia mūsų vaikai dabar išėjo. Tai ne visi vaikai yra tokie, kokie mes tikimės juos matyti. Ir taip jau yra, ir ką tada daryti su tuo? Kas čia per nesusipratimas yra? Kodėl jis toks? Mes imamės priemonių vienokų, kitokį čia veiklų, kodėl jis nesikeičia, kodėl jis... Todėl, kad jis kitoks. Ir gal Viešpats mums davė šitą vaiką išlaukęs, būtent mums, nes jis mato, kad čia jam galimybė yra užaugti. Ir su Leonė pavyzdys, su ta dukra viduriniaja, Zelijos, yra dėmesys kiek įmanoma jai ir maldos už ją. Tai mane irgi tai stiprina, kad nepaisant to, kad vaikai netitinka lūkesčių, kokios mes išsikeliam, dažniausiai, aišku, jos pasaulis mūsų formuoja tus lūkesčius. Bet tas supratimas, kad Dievo planas yra svarbiausias ir kas aš toks, kad aš prieštaraučiau Dievo planui, kuris yra išsipildo, sakysim, mūsų šeimoje, arba bent jau mes taip tikime. Šitą knygą rekomenduočiau taip pat kaip puikų vadovėlį, todėl kad kai skaičiau Zelija, nežinau, matyti iš intuicijos, iš prigimtinės motiniškos, tos prigimties ugdė vaikus daug ko nežinodama. Pavyzdžiui, man krito tai, kad jinai ugdė mergaitėse tas savybės, kurių trūko. Jeigu tu esi ūmesnė, tai ugdys nuolankumą, jeigu tu esi labai jautri, tada drąsina. Patiko tai, kad meldėsi už vaikus, man kažkaip irgi skaitant labai palėtė. Aš stebėjau, reiškia, save pati, kai skaičiau, atsimenu, maldą, reiškia, pirmiausia, kad melstis už vaikus, ar ne, atiduoti Dievui, prašyti Dievo vedimo, kaip Kristus sakė, prašykite, ar ne, ir jums bus duota, bet visada, ko gero, verta pridėti, bet lai būna tavo valia, Viešpatie. Tai irgi yra tos maldos labai daug už savo vaikus, aš meldžiuosi. Ir tas momentas, atsimenu, tas skausmo paaukojimas už kažką, tai atsimenu, man kažkaip skaudėjo, nežinau, ką ten skaudėjo, ir aš tada kažkaip galvoju, lai būna mano studentai, kuris yra pirmakursis, lengviau, aš paaukosiu tą skausmą ir nepatikėsit, iš tikrųjų tapo lengviau, kažkaip praėjo taukai gal prasme, tai taip iš tikrųjų buvo. Tai va, taip pat mes turim irgi, aš, reiškia, laukiusi, buvo 4 mėnesiai nėštumas ir mes netekom to kūdikio, tai ta mirties tema, mes, aišku, neturim to kapelio, tada dar nebuvo laidoti galima ar kažkaip kitaip, tai jo ir nėra, tarsi mes pamiršom, bet man prakalba tai, kad Zelė meldėsi ir prašydavo užtarimo savo vaikų mirusių ir būdavo tų stebuklų. Tai, man irgi tas momentas, kad ta mirtis, ta prasme, kas yra mirtis krikščioniui, ar ne, tai yra grįžimas pas Dievą, ar ne, nes gyvenimas yra kelionė, tikslas susitikti Dievą. Tai mes visi grįšim namo ir to nebijoti, nes labai daug yra vengiama tos temos, ar ne, apie mirtį, o pas juos tos mirties buvo daug. Ir be Dievo tai aš net neįsivaizduoju kaip. Tai kad vaikai Dievo dovana, ar ne, kad Dievas davė tos vaikus, jais reikia džiaugtis, ir kad mes tik tai palydim tas dovanas, tai tada palengvėja, nes tu suvoki, kad ne viskas tavo gali, Dievas turi planą, kiekvienas gimęs vaikas turi misiją šitam pasaulyje. Jeigu kalbant apie nėštumo nutraukimus, o Zelija gimdė ir gimdė 9, tai tas atrodo, man irgi tada skaitai ir pagalvoji, ir nepagalvoji dažniausiai tai, kas tave liečia. Ir aš konsultuoju moteris, kurios kritiniam nėštumo centre susitinkam. Tai irgi tas nutraukimas gyvybės, ir ne kiekvienas žmogus turi misiją. Ir kai pagalvoja nutraukta gyvybė, tai galbūt kažkas negimė profesoriumi, kažkas negimė kažkokiu mokslininku ar ne, ar gerų tėvų būti.
Tai va, tai ir, nu, vat gal apie tai, ar ne, kad tėvai be kompetencijos, žodžiu, jo, kiekviena moteris tapusi motina iš intuicijos, iš prigimtinės intuicijos jau yra pakankamai gera mama. Ar ne? Ir nei vienas vaikas nėra, kaip ten popiežius sakė, ten nei vienas vaikas, pamiršau, Pranciškus kažkaip gražiai pasakė. Tai va, tai tėva. Durelės jau pas mus vis dažniau varstosi ir primena mums, kad jau greit reiks išeidėje. Gal priminsiu dar tokį dalyką, čia yra gražiausi liudvikų ir Zelijos laiškai, tai jų yra gerokai dar daugiau, jeigu kam, nes tikrai Zelijos ypač buvo hobis rašyti laiškus, daug skaityti knygų taip pat. Jeigu kažkam norėtųsi, prancūziškai, angliškai, galite jų ir daugiau ten atsikapstyti, dar į stendą ateikit Magnificato, tikrai galim pašnekėti visko daugiau ir apie jų verslo principus, ir apie visą kitą. Nemažai jau esam, man atrodo, prisiskaitę, prisianalizavę ir prisidomėję. O paskutinį klausimėlį, tokį labai trumpą, bet man atrodo, čia irgi tokia tam tikra razina, noriu klausti kunigo Gedimino. Ar yra jau stebuklų įvykusių per tos 2 metus su pusę, kol Martenai ir jų relikvijos gyvena Krekenavoje? Galim pasakyti, kad yra. Vieną liudijo vyskupas, jis vyskupas Linas Vodopjanovas, Panevėžio vyskupas, kad tokiai tai šeimai ilgai nepavyko susilaukti vaikų ir jis pakvietė, kad jie atvyktų į baziliką ir pasimelstų prie Martenų relikvijų. Ir taip nutiko, kad paskui pradžiugino, kad buvo išklausyti ir vaikelio susilaukė. Yra ir kitas liudijimas, kad pora buvo ant skyrybų ribos ir vis dėlto kažkaip mėgino išsaugoti tą gyvenimą, vėl atrasti kažkokio buvimo kartu vienas su kitu prasme. Tai irgi kaip paskutinė tokia pastanga atvyko į baziliką pasimelsti ir paskui liudijo po pusės metų grįžę, kad tarsi naujas etapas jų santuokoje ir jie yra kartu. Sugrįžo padėkoti. Ačiū labai ir jeigu tik dar turėsite noro, tai mielai susitikim. Ačiū už kantrybę, už buvimą kartu ir geros dienos taip pat visiems.